Kupiškio etnografijos muziejus kartu su vietos veiklos grupe parengė projektą Padėkime išlikti kaimo muziejams pagal Kupiškio rajono integruotą 2007-2013 metų vietos plėtros strategiją gyvenimo kokybei kaime gerinti. Iš tikrųjų vyko iš viso 4 stovyklos, viena dar tebevyksta. Pirmoji stovykla vyko 2012 metais rugsėjo mėnesį, tai buvo tapybos stovykla, senasis kaimas gėlėmis pražysta. Svarbiausia, kad labai smagu įsijungėme į šitą projektą, kad dalyvavome kažkokiose kitose erdvėse. Prisimena mokiniai, kaip va čia buvome, tapėme, susėdę ant grindų, aplinkui visur, pasirinkę kažkokį savo mielą tapybai kampelį, darėmės eskizus, o paskui jau užbaiginėjom darbus savo mokykloje ir pristatėme projektui. Antroji stovykla vyko 2013 metais, balandžio mėnesį, ir tai buvo keramikos stovykla. O keramika gal nėra tokia, kaip čia etnografinė, tai yra jau profesionali ir buvo labai nuostabu bendrauti su profesionaliu keramiku Romu Aleliūnu, kuris atskleidė galimybės ir lipdyme, ir degime būtent iš akmens masės. Na, tiesiog čia buvo mano pirmas darbas iš amato, kai kurių taip pat ir kitų, pavyzdžiui, mano klasioko Dovydo, Modesto. Ir buvo pirmi darbai tokie, buvo šiaip labai smagu lipdyti visą tą formą pagaminti iš amato. Viską taip, na, tiesiog buvo smagu labai. Na, daugiau labai geri įspūdžiai iš keramiko profesionalo Romo Aleliūno. Na, tiesiog nuostabu. Trečioji stovykla vyko šių metų kovo balandžio mėnesį ir tai buvo etnografų stovykla, jaunųjų etnografų stovykla. Gimė, augi, senėliai šitų tarmį kalbąjį, tava jau nebekalba, nors gyvena čia visai netoliesoj, aplinko. Sarmata žmogui sakė, užmiršo savo kalbų. Ir vaikai nuvažiuovi baisiai klausydavo, įsižioji ir vis klausdavo, kur reiškia. Man buvo nuovatna, kad aš turėjau būti už vertėjų. Greitai, linelis jodo, greitai, linelis paklojau, greitai, linelis paklojau, greitai, linelis paklojau. Tai va ta tokia patirtis po truputėlį, žodžiu, negazdina vaikų. Iš pradžių jie sako, gal čia nenorim, gal čia negražu, o kai pabando, tai patinka ir nori dar ir dar. Ar teisingai sakau? Vat galakim ir norėkim visi išsaugot kalbų, tarmį, dainą senobinas, atsiminkim darbus senobinius ir čia labai gera ir labai gražu gyvybė. Ir dar dabar tebevykstanti yra jaunųjų medžio drožėjų stovykla ir medis turi širdį. Tai čia tiek trumpai apie visą apskritai tą veiklą, kas buvo vykdoma. Dienų bosas pabėgioju, naktį kojas pakavoju, dienų bosas pabėgioju.